Sveiki, dviračio važinėjimo video. Pristatau tokį video, labai įdomu, kaip paversti dviratį iš paprasto į elektrinį. Tai dabar papasakosiu ir parodysiu ir sužinosite. Tai pirmas dalykas. Įmesime nuotraukas, kokių dviračių dviejų tipų yra varikliai dviračių, ant kurio gali tikti. Tai pirmasis dviračio komplektas yra ant galinio rato, toks žinot, dedamas į galinį ratą. Bet jeigu norėsite, kuris jums yra dar toksai elektrinio dviračio komplektas, kur dedas po pedalais. Toks jau variklis, gal dar biškį įdomesnis, bet įdomus. O dabar pereikime prie rimtesnių dalykų ir papasakosiu. Tai va, pirmas dalykas. Tai va, pasakau, kad jeigu norite pasidaryti iš paprasto dviratį elektrinį, reikia daug pinigų tam. Kažkur, projektas gali kainuoti, priklauso kokią bateriją pasirinkote, ratų komplekto dydį. Visa kaina priklauso nuo jūsų. Ir kai darysite jau elektrinį dviratį, tai įmesiu porą video iš kitų žmonių į YouTube aprašymą, paspauskite, pasižiūrėkit ir galėsite ir patys išmokti susikonstruoti elektrinį dviratį. Tai ką, žiūrovai, dėkoju jums, myliu jūs visus dideliam širdutėm, myliu kaip fantastikai. Tai žiūrovai, dėkoju jums už jūsų gerą padėkojimą aplamai apskritai. Nenukrypkim nuo temos. Tai jeigu norite elektrinius dviračius pasidaryti patys, tai aš įmesiu nuotraukas porą, parodysiu, kaip jie daug mažai atrodys. Ir tos varikliukus įmesiu irgi taip pat, kad viskas būtų aišku. Tai ačiū, kad žiūrėjote dviračio važinėjimo mano video. Iki sekančio karto. Like, subscribe ir rašykite daug komentarų, nes jūsų komentarai dabar šio video aprašyme visur pasirodys. Tai, pamatysit to jau greit. Štai ir jūsų jau komentarai. Pasižiūrėkite. Ačiū, kad pakomentavot mano YouTube komentarus. Ačiū, kad žiūrit ir viso.